Iš tikrųjų man, kad jie gali eiti ir dalyti antausius žmonėms, su kuriais nesutinka politiškai ir dėl to nebus jokių pasiekmių. Taigi, atsitiktinai užtikau šį vaizdo įrašą, kuriame vyras maldauja pagalbos. Maldauja pagalbos, nes jo žmona buvo sulaikyta. Ir iš pirmo žvilgsnio pagalvotumėte, Dieve mano, kas nutiko šiam vargšui vyrui? Man reikia pagalbos, nežinau ką daryti, mano žmona sulaikė Ais, piktoji Ais. Piktoji Aisė sulaikė šią vargšę nekaltą moterį, tiesa? Šiuo metu ji yra Aušeno apygardos kalėjime ir aš negaliu su ja susisiekti. Ji vis bando man paskambinti, bet jie neleidžia man papildyti jos kortelės. Toms River kalėjimo terminalas yra sugedęs, o visi numeriai ir informacija, kurią jie man davė, buvo neteisingi arba neleido man papildyti jos kortelės. Ir imigracijos ir muitinės tarnyba, Ais, atvyksta jos pasiimti. Man reikia imigracijos advokato, man reikia pagalbos, aš nežinau ką daryti, nežinau. Taigi, panašu, kad jis visgi žino, ką daryti, nes sukuria visą šią GoFundMe paskyrą. Padėkite mano žmonai, mano nekaltai tyriai gražiai žmonai, kuri yra iš Kanados. Ji yra viena iš mūsų, o ją tiesiog be jokios priežasties sulaikė imigracijos ir muitinės tarnyba, Ais. Išskyrus tai, kad priežastis visgi yra. Yra labai rimta priežastis. Labai rimta priežastis. Turi pinigų? Aš visiškai be pinigų, bet turiu kažką sugalvoti. Turiu ją išgelbėti. Aš myliu. Man reikia pagalbos. Man reikia, kad tu sugalvotum ką nors. Nežinau. Tai tiesiog nutiko. Man reikia pagalbos. Man reikia savo žmonos. Nenoriu, kad jai kas nors nutiktų. Nenoriu matyti, kaip ji nukenčia. Turiu omenyje, bet kuris žmogus, žiūrinti šį vaizdo įrašą ir turinti širdį, pasakytų savo, ne vienas iš mūsų nenorime matyti, kaip ji nukenčia. Vargšė moteris, vargšas vyras, jis be pinigų, padėkime jai. Dar kartą, jie jums meluoja. Užbaikime šį vaizdo įrašą ir sužinokime, kas iš tikrųjų įvyko. Aš nežinau, ką daryti. Aš nežinau, ką daryti. Vakar Liepos 13 dieną mano žmona buvo sulaikyta imigracijos ir muitinės tarnybos pareigūnų ir atvežta į Delaney Hall, Niujorke, Naujajame Džersyje. Gerai, vėliau pažiūrėsime visų vaizdo įrašų, kuriuos jis daro apie šį siaubingą dalyką, rinkinį. Bet dabar pereikime prie pačios istorijos analizės. Taigi štai ši moteris. Jos vardas yra Caitlin Tracy ir ji yra nusikaltėlė, nelegali imigrantė iš Kanados, kuri kaltinama paprastu užpuolimu, vaiko nepriežiūra, nusikaltimo slėpimu ir priekabiavimu per ryšio priemonės. Ji, kaip teigiama, smogė paaugliai mergaitai, kuri dėvėjo Trumpą palaikančią atributiką paplūdimio promenadoje per Liepos 4-osios savaitgalį. Ją sulaikė paplūdimio policijos departamentas, kuris organizavo kontroliuojamą perdavimą imigracijos ir muitinės tarnybai, Ais, kur ji liks iki imigracijos bylos nagrinėjimo. Ji atvyko į Jungtines valstijas balandžio 14 dieną su viza, kuri turėjo baigti galioti rugsėjo 6 dieną. Pažeisdama mūsų šalies įstatymus, ji pasiliko ilgiau nei leidžiama ir neišvyko iš šalies. Labai paprastai tariant, ši moteris atvyko į Ameriką nesilaikydama teisėtų procedūrų. Nusprendė, kad jai nepatinka Trumpas tiek, kad galėtų vaikščioti ir pliaukšėti jaunas mergaitės. Ir žinoma, visas įvykis buvo užfiksuotas kameromis, kai jos veiksmams atsirado pasekmės ir ji buvo sulaikyta policijos už tokį neįtikėtinai neteisėtą poelgį. Jos vyras tada leidžiasi į ilgą tiradą. O Dieve, imigracijos tarnyba yra blogiausia. Vietoj to, kad iš tikrųjų papasakotų, ką ji padarė ne taip. Dabar jūsų tikrai nenustebins, kokio tipo moteris yra ši ponia, kuri mano, kad gali eiti ir užpulti jaunas merginas, su kuriomis nesutinka politiškai. Tiesiog pažiūrėkime įrašą akimirkai. Atsiprašau, aš esu narė. Gerai, be to, kad ją reikėtų suimti už mano ausų būgnelių pažeidimą, ar galiu paduoti į teismą? Turėčiau galėti paduoti į teismą, tiesa? Amerikiečiai gali paduoti į teismą dėl bet ko. Pažiūrėkime šitą įrašą. Žmonės dainuoja aplinkui. Dabar žmonės renkasi repą. Dabar žmonės šokinėja aplinkui. Eik ir parodyk savo figūrą. Aš tiesioginę prasme prisitaikyčiau. Žinoma, ji turi pažastų plaukus. Ir žinoma, ji turi. Žinoma, ji daro visus šios dalykus. Ir žinoma, ji mano, kad tai visiškai priimtina, nepaisant to, kad verkina ir demonstruoja save prieš kamerą. Žinoma, nes taip atrodo protiškai nestabilų žmonės. Gerai, protiškai nestabilų žmonės atrodo taip. Noel. Ir žinoma, ji turi rožinius plaukus. Tai jau turėjo mums viską pasakyti. Kas negerai su žmonėmis? Kodėl jie mano, kad tokie vaizdo įrašai yra tinkami? Sveiki, čia Keitė. Aš esu Grandmasterio Grabo žmona. Esu čia, kad pakalbėčiau apie šį Siuzės komentarą. Norėjau pasisveikinti. Tikiuosi, Toronte viskas gerai. Taigi tai, kaip visi pastebėjo, mes vėl Džersyje. Jau apie 2 mėnesius esame čia ir bandome susitvarkyti savo gyvenimus.
Įdomu tiesa, ji yra nelegali, ji ten yra nelegaliai ir vis tiek mano, kad gali laisvai rašyti internete apie tai, kur yra. Ji tiesiog lieka nelegali, ji pasiliko pasibaigus savo vizos galiojimui. Atrodytų, kad tai jau turėtų būti sveikas protas. Jei gyveni kažkur nelegaliai, bent jau neprisipažintum apie tai internete. Tiesiog tylėk. Tiesiog nesakyk, kur esi. Nereikia sakyti, kur esi. Tiesiog nieko nesakyk. Bet ne. Ne. Jie mano, kad jiems viskas galima. Todėl jie galvoja, kad gali išsisukti net ir smurtaudami prieš moteris. Darbo. Bandome gauti namus. Kol kas neturime nei vieno, nei kito. Taigi taip, mes daugiausia dėmesio skiriame savo gyvenimo tvarkymui. Todėl mums taip ilgai užtruko sukurti vaizdo įrašą ir papasakoti, kas nutiko. Na, mes norime įsitikinti, kad viską žinome tiksliai ir viską susitvarkome prieš kurdami vaizdo įrašą. Ar skubėti ko nors imtis? Nes mes tikrai norime išvengti to, kad būtų viena pusė sako viena, kita kita. Arba aš tikrai manau, kad šiuo metu žmonės, kurie kuria turinį, turėtų išmokti tiesiog sakyti sakinius, o ne visą laiką. Bet manau, čia kalbama apie tai, kad galbūt vyras, kuris visą tai padarė, o dieve, jis pats gali būti problemiškas. Turiu omenyje, tiesiog pažiūrėkite į tai ir pasakykite, ką manote. Pavyzdys. Per artimiausias kelias dienas išgirsite daug žmonių sakant, kad yra neteisinga švęsti kieno nors mirtį. Yra neteisinga juoktis, kai nukenčia žmogus, su kuriuo politiškai nesutinkate. Ir ką aš turiu pasakyti į tai, jie neturi problemų juoktis iš mūsų. Jie neturi problemų juoktis, kai žmonės iš jų šeimų išplėšia imigracijos ir muitinės tarnybą. Jie neturi problemų juoktis, kai žmonėms atimama medicininė priežiūra, būstas, maistas, drabužiai, elementari žmogiška pagarba. Kokia staigmena, kad žmogus, kuris mano, jo gali išręsti kažkieno, su kuo jis nesutinka politiškai mirtį, ne tik apsirengęs kaip klounas ir piktinasi, kad žmonės iš jo juokiasi, bet ir dėl to, kad jis apsirengęs kaip klounas. Jis taip pat vedė žmogų, kuriam nerūpi pakenkti tiems, kurie su juo nesutinka politiškai. Tai žinoma nestebina, bet kažkaip jis vis tiek sugeba viską paversti kalba apie imigracijos ir muitinės tarnybą. Ais. Kadangi tu nesilaikai procedūrų, kad tavo žmona patektų legaliai, manai, jog jei tiesiog užsipulsi imigracijos ir muitinės tarnybą ir padarysi juos blogiečiais, staiga tau viskas praeis. Ne. Jei darai neteisėtus dalykus, tai nėra policijos kaltė, tai yra tavo kaltė. Jie juokiasi, kai žmonėms atimama net teisė egzistuoti. Šie žmonės juokiasi, kai policininkai nušauna juodaodžius vaikus arba nužudo juodaodį, stovėdami jam ant kaklo. Jie juokiasi, kai kažkoks vaikinas metro pasmaugia juodaodį, o jie ir prezidentas pakviečia jį į futbolo rungtynes. Taigi tau nepatinka, kad kiti žmonės gali būti nemalonūs tiems, su kuriais jie nesutinka politiškai, bet tau nekyla problemų dėl to, kad tavo žmona juos tranko. Jie visada iš mūsų juokiasi. Tai kodėl aš neturėčiau juoktis, kai vienas iš jų gauna į kaklą ir jo nebėra? Pasauliui dabar lengviau, kai jo nebėra. Ir aš sakau, pirmas, berniukai ir mergaitės. Manau. Gerai, bet kokiu atveju gerai, kad šis vyras nėra politinis lyderis. Bet vėlgi, dabar vėl parodysiu jos vaizdo įrašą, šios jaunos moters. Kažkas dramatiško? Kaip ir ne, nėra. Turėjau labai panašią patirtį, mes su jais nesusisiekėme. Ir mes norime gauti jų liudijimus apie tai, kas jiems nutiko, ir kalbėti tik apie tai, kas nutiko mums, kad tikrai įsitikintume, jog žmonės žino, iš ko jie perka. Kad žmonės tikrai žinotų, iš ko jie perka. Tai buvo paskutinis kartas, kai mano žmona keitė vėmė. Gerai. Mes buvome Atlantic Cityje draugo gimtadienio vakarėlyje ir važiavome automobilyje su krūva rūkančiųjų, o aš nerūkau cigarečių. Ir iš tikrųjų esu alergiška cigaretėms. Tai nuobodus faktas apie mane, bet tai velniškai tiesa. Ir aš labai stipriai prisigeriau kazino nemokamai, o paskui praradau sąmonę kambaryje, kuriame visi rūkė cigaretes. Ir apie tai per daug negalvojau. O kitą dieną jaučiausi siaubingai blogai ir tada laukiau, mes važinėjom aplink, važinėjom automobiliu, bet aš vis dar jaučiausi labai blogai, bet dar nebuvau apsivėmusi ir tada mes valgėme meksikietišką maistą. Tiesiog niekam nerūpi. Ne, tiesiog niekam nerūpi. Mane stebina, kad jie neprašo visų ištraukti ją iš ais, nes jie alergiška cigaretėms ir tai pavojinga jos gyvybei. Na, ar ne taip? Ir nors šio vaizdo įrašo medžiaga nėra viešinama, kaip ir tikrasis jos iškolio prieš nepilnametį turinys, mane labiausiai intriguoja tai, kaip šis vyras pateikė šią istoriją, o mes dar perskaitysime, kas iš tikrųjų nutiko. Tai tiesiog klasika. Paklausykite. Mano žmona buvo sulaikyta ICE ir atvežta į Delaney Hall Newarke, Naujajame Džersyje. Tai mano bandymas kreiptis į bet kurias žiniasklaidos priemonės, ypač vietinės Naujajame Džersyje, tokias kaip News 12 New Jersey ar NJ.com, arba į bet kuriuos vietinius žurnalistus ar reporterius, kurie norėtų išgirsti mūsų istoriją. Mano žmona... Žinoma, dabar paverskime tai žiniasklaidos sensaciją. Bet vėlgi, pažiūrėkite, kokią istoriją jis pasakoja. Yra Kanados pilietė, o aš esu JAV pilietis. Mes esame susituokę šiek tiek daugiau nei 3 metus. Ir aš darau viską, ką galiu, kad jos istorija būtų išgirsta, kad atkreipčiau dėmesį į jos situaciją ir suteikčiau jai pagalbą.
pagalbą, kad ji būtų paleista, net jei tai reikštų grąžinimą į Kanadą. Turiu omenyje, ar paminėjote faktą, kad ji ten yra nelegaliai? Ar jau tai paminėjote? Ne. Tik tai, kad ji yra kanadietė ir ji normali. Mano pagrindinis tikslas yra mano žmonos saugumas ir gerovė. Ir tai viskas. Man nerūpi, kokia jūsų nuomonė apie mane ar šią situaciją. Tai nelabai svarbu. Svarbiausia yra jos saugumas ir jos gerovė. Ne, iš tikrųjų tai tiesiog nesvarbu. Nes kai žmonės daro neteisėtus dalykus, jie patenka į kalėjimą. Ir žiūrėk, aš nesidžiaugiu tuo, kad ji gali kentėti kameroje. Tai nėra smagu niekam. Nemanau, kad tai gerai. Aš taip pat nemanau, kad turėtum išsisukti nuo atsakomybės už veiksmus, kurie yra akivaizdžiai prieš įstatymą, o tada dar viešai apie tai kalbėti internete ir tikėti sulaukti daug dėmesio, kai net nepripažįsti, kas iš tikrųjų įvyko. Ir jei kas nors norėtų su manimi pasikalbėti, prašau susisiekti čia. Taip pat turiu Instagram. Vartotojo vardas yra Grabmaster Hash. Taip pat mano profilyje yra nuorodos į įvairius būdus, kaip galite su manimi susisiekti. Vertinu visą palaikymą ir gerus žodžius, kuriuos man skyrė žmonės. Ir žinau, kad mano žmona taip pat įvertins šiuos dalykus. O visiems tiems, kurie nori skleisti gandus ir dezinformaciją, tikiuosi, kad vieną dieną rasite ramybę, bet jūs esate niekingi. Gerai, Matai, jei žmonės iš tikrųjų ketina pabandyti, būti ten ir padėti, išgirsti tavo istoriją, kodėl tu iš karto sakai, kad visi, kurie to nedaro, yra niekingi, tai juk socialiai nepriimtina, tiesa? Gerai, pažiūrėkime, kas nutiko. Trečiadienį Džironis apkaltino esmę. 1 sekundė. Tai kas iš tikrųjų nutiko? Caitlin Tracy, 33 metų, neva užsipuolė 4 paauglių grupę, tarp jų ir 6 metų mergaitę, vilkinčią patriotinių spalvų magą sportinėmis kelnėmis su užrašu ICE, Point Pleasant promenadoje per Liepos savaitgalį. Tracy viršijo savo vizos galiojimą, arešto metu buvo JAV nelegaliai. Ji buvo sulaikyta po to, kai susipyko su paaugle ir, kaip teigiama, Liepos 3 dieną trenkė jai per veidą ir kūną. Tracy filmavo šį įvykį, o užpuolimą užfiksavo vaizdo stebėjimo kameros, teigia policija, kuri gavo jos arešto orderį. Apie tai pranešė žiniasklaida. Neįtin maloni kaimynė iš šiaurės, kuri jau 3 metus gyvena Aušėno grūve su savo vyru Matu Džironi, buvo sulaikyta pirmadienį ir apkaltinta pavojaus vaiko geroviai kėlimu, nesunkiu užpuolimu, priekabiavimu ir trukdymu, kaip nurodoma teismo įrašuose. Liudininkė laikraščiui Po Standard pasakojo, kad matė, kaip laukinės muštynės vyko netoli Jenkinsono vidaus maisto paviljono. Nemačiau pradžios, bet mačiau, kaip ji puolė 16-metę merginą. Jos viena ant kitos šaukė, sakė liudininkė, kuri paprašė būti neįvardyta. Viskas įvyko greitai. Mes visi sakėme, kad ji turbūt turi būti girta, jei puola 16-metę. Tracy, save vadinanti socialinių tinklų žvaigždė, o jos vyras Džironis trečiadienį sakė, kad jo žmona buvo nuvežta į Delaney Hall imigracijos centrą Niujorke, kur ji buvo priversta kentėti siaubingas sąlygas. Ji sakė, kad kai ją ten atvežė, ją paliko kambaryje, kuriame teko miegoti ant metalinio suoliuko, kai visos šviesos buvo įjungtos. Gerai, ji buvo palikta tame kambaryje visas 24 valandas. Na taip, sveika atvykus į kalėjimą. Ji sakė, kad sąlygos ten siaubingos. Akivaizdu, kad ji labai nusiminusi. Džironis anksčiau socialiniuose tinkluose pasisakė prieš perpildytą valstijos imigracijos sulaikymo centrą, kuris buvo apkaltintas netinkamu elgesiu su migrantais ir nežmoniškomis sąlygomis. Jis antradienį socialiniuose tinkluose paskelbė ašarotą prašymą, ragindamas pareigūnus ją paleisti. Caitlin, bla 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 bla. Caitlin Tracy yra nusikaltimais kaltinama teisėtai šalyje buvusi užsienietė iš Kanados, pranešė DHS. Jai buvo pareikšti kaltinimai dėl paprasto užpuolimo, vaiko nepriežiūros, nusikaltimo slėpimo ir priekabiavimo ryšio priemonėmis. Ji į JAV atvyko balandį su viza, kuri turėjo baigti galioti, tačiau neišvyko. Mūsų žinutėje aiški. Jei atvyksite į mūsų šalį neteisėtai ir pažeisite mūsų įstatymus, mes jūs surasime, suimsime ir deportuosime. Na taip. Beje, jis turi visą istoriją įrašų nukreiptų prieš Trumpą, įskaitant žiaurų įrašą, kuriame jis linki prezidentui ir jo šeimai mirties, pavadintą įskaitant mažus vaikus. Ir ne, tai iš tikrųjų visiškai nėra perdėjimas. Jūs visi turite pamatyti šį vaizdo įrašą. Tai iš tiesų šlykštu. Meldžiuosi, kad visa Trumpo šeima susirgtų vėžiu. Ir aš turiu omenyje visus, net mažus vaikus, ir SHI šūdą. Pakelkite akvedukus, pradėkime juos naudoti. Štai. Veikiančios jo kojų venas. Nuotraukos. Gerai, štai ir viskas. Štai tas vaikinas, štai ir istorija. Ir tai tiesiog priminimas visiems, kad jei norite gyventi tam tikroje šalyje, turėtumėte gerbti jos taisyklės. Ir jei manote, kad galite kažkur vykti nelegaliai, elgtis kaip norite ir nesulaukti pasekmių, ir tada kelti GoFundMe puslapius, kurie beje vėliau buvo pašalinti, kad žmonės jūs paremtų jūsų kovoje prieš šalį, kurios netgi teisiškai nepriklausote. Tai gali jums atsirūkti. Atminkite, tapti šalies piliečių yra privilegija, tai nėra teisė. Ir būti šalyje nelegaliai, kai jūsų nesulaiko, yra klaida. O jei padarysite daugiau klaidų, galite būti pagauti ir gali tekti patirti pasekmes. Ačiū, kad skyrėte dėmesio šiam klausimui.